Labą dieną, gerbiami moksleiviai, 11-okai. Jūsų šiandien tema yra MS Excelio funkcijos, tai date ir today. Mes jas įsiaiškinsim, kaip su jomis dirbti ir padarysime kažkokius apibendrinimus. Tai pirmiausia, sužinokime, kaip dirbti su tom date ir today. Tai date tai yra data, kurioje užrašome bet kokią datą, bet kokio laikotarpio ir rašome irgi per pagrindinę funkcijas pasiem daugiau. Jau kadangi jau sakiau, kad date, tai čia galima įvesti, aišku, date, bet va čia aš jau turiu date, tai paspaudžiam date ir užrašome, sakykime, metus, sakykime, 80 metai, ne? Sakykime, Liepos mėnuo ir pirmą dieną. Nu, pirmą dieną, sakykime. Tokia. Ir dabar today. Today tai bus šiandien, kokia yra diena. Jis iš karto pagauna. Tai today, ne? Today, va. Ir iš karto generuoja šią dieną. Šią dieną, va, pagauna, ne? Dabar ką galima būtų, sakykime, su tokiom datom padaryti? Galima, pavyzdžiui, atimti, sužinoti, kiek dienų iki šios dienos. Vat, pavyzdžiui, nuo 80 metų iki šios dienos, kiek dienų praėjo. Tai spaudžiame tuščią langelį, narvelį, kurie vyks skaičiavimą, tai lygų būtų, lygų ir atimtis, sakykime, iš šitos koordinatės, atimti šitą koordinatę. Nu va, matome, kiek dienelių, ne? Iš didesnio mažesnė atim, ne? Va. Toliau, kad įsitikint, kad viską gerai darome, tai paimkime date ir pakeiskime, kad būtų, sakykime, 2016, čia būtų 11 mėnuo, ir šiandien, kadangi 28 diena, tai, sakykime, parašykim 27 dieną. Va, enter. Ir gavosi vieną dieną. Tai mes įsitikinom, kad nuo 28 dienos iki 27 dienos yra viena diena skirtumas. Ir taip galima daug ką sužinoti ir skaičiuoti. Va, toks būdas yra. Taigi, dar kartelį kartoju, kad date tai užrašome bet kurią datą, naudodamiesi funkciją arba galima rankiniu būdu užrašyti, o today yra šios dienos data generuojama. Šios dienos data. Tai ačiū uždėmesį, laukite kitų pamokėlių.